Sveiki! Lietuvos valstybės dieną buvo nuspręsta paminėti kitaip. Tai yra aplankyti Lietuvos kampelį. Ir taip kaip filmavimas užima nemažai laiko, buvo nutarta iš vakaro pradėti savo darbą. Pirmiausia, pasilankome netoli Vilniaus, maždaug 30 km nuo Vytenio parke. Žmogus pats kūrė savo rankomis už savo pinigus ir kviečiu apsilankyti ir pasižiūrėti, kas yra. Aptikome didelę keptuvę. Nežinia, tiksliau tikrai aš nežinau, kiek čia žmonių galima pamaitinti, kur ją galima pastatyti, kad paruošti maistą. Jinai tikrai yra gan sunki. Čia buvo minėta, kad gal vyrui per galvą, bet gal geriau nereikia. Ir čia, kaip suprantu, kaip ir lauko kelioninė virtuvė. Uždaryta. Čia tikrai ras ką veikti ir didelis ir mažas, bet dėl ko tikrai važiavau čianais, tai čia yra dėl tų namukų, kurie yra, kaip sakyčiau, ant vištos kojelių, medžiuose. Tikiuosi, kad mums pavyks ten pakilti ir pasižiūrėti iš arčiau. Kaip šilta, bet čia prasivedina šventė. Dirba. Apačioje yra gaminamas maistas. Ir liftu maistas pagamintas yra užkeliamas į viršų ir čia patiekiamas žmonėms. Kaip faina. Šito namelio Teritorija. Tai aš jungsiu šviesas, čia drąsiai gali. Gerai. Ir plius jis aptvertas yra tvora, kuri izoliuoja garsą. Yra tas kubilas pypkė, yra visiškai rankų darbo paties Vytenio. Va ir kubilas. Ir jo vieno darbuotojo darbas. Bet čia yra visiškai Vytenio idėja, patys pasidarė. Nu, Vytenis tai žmogus su fantazija. Tikrai žinokit ir... Bet ir teritorija didelė. 50 hektarų. Tokių namukų ant vištos kojelių yra 5, į kurį vieną einam pasižiūrėti. Žinoma, nežinau, ant kiek pavyks tai parodyti, kadangi jie yra mažiukai. Akvapaperatorius yra pas mus didelis, turbūt jau pastebėjote iš ankstesnių video. Į namuką įleisim jį. Kaip darbuotoja minėjo, čia galima apsistoti daugiau šiltuoju paros metu. Žiemą tokiuose namukuose tikrai ne. Yra vipinis dar namukas, ten šalia yra kubilas. Ir jį žiemos metu galima kartais ir apsistoti, tik tai, kad ten bus daugiau keblumų, nes kūrenasi ir reikia kūrenti pastoviai, kad palaikyti šilumą. Ir kas yra gerai, bent jau prie kiekvieno namuko yra sava terasa, kur galima pasėdėti, pailsėti. Šį parką Vytenis kūrė jau 20 metų ir pabaigos dar nesimato. Daug ko čia yra ir mažų, ir didelių objektų. Čia ir mažiems, ir dideliems tikrai yra ką veikti. Ir yra ir basakoja. Basakojos takas, kuris, jis vienintelis yra rengiamas už europinius pinigus. Dar kol kas neįrengtas. Labai įspūdingai, bent jau pagal darbuotojos pasakymą buvo, kad labai lankytojai mėgsta Supynių kampelį ir dar yra ruošiamas prie laukinio ežero paplūdimys. Bandysim pasisupti. Kojas per ilgos šitom supynėm. Va dabar gerai.
Aha. Nu ką, skrendam ant kilimo. Atsimenat pasaką? Radome didelį prosą, kurio viduje yra automobiliuks. Atsimenat pasaką, lydekai paliepus man panorėjus. Įdomu, ar užsivestų šį krosnis? Na ką, šiandieną ir atsisveikinam su šia vieta, o ryte keliausim kitur. O kur? Žiūrėkim. Na ką, kelionė tęsiasi. Atvykome į Labanoro regioninį parką, į apžvalgos bokštą lipsime. Kodėl aš vis dėlto pasirinkau lipti? Pasirodo, anksčiau galvojau, kad aš nebijau aukščio, pasirodo, aš vis dėlto bijau, bet reikia savo baimės nugalėti. Todėl lipu į jį. Bijau. Kinkos dreba, rankos dreba, širdis plaka, bet lipu toliau. Jau nemažai liko. Visas tas lipimas tikrai yra vertas, nes čia tikrai puikus vaizdas. Uždusau, kol užlipu, bet tai atsiperka. Grožis neišpasakytas. Na ką, pastovėjau, apsipratau, kojos jau taip nebedrebia, nu šiek tiek. Pasisėmiau energijos iš vėjo, iš aplinkos ir keliaujam toliau. Amžinatilsį mano senelis buvo bitininkas, bet jis nespėjo papasakoti daugiau apie tai ir tikiuosi rasti atsakymus apsilankius šiame senovinėme bitininkų muziejuje. Sveiki. Atvykome pasižiūrėti, apsilankyti pirmą kartą, tai todėl tikrai norime sužinoti kuo daugiau. Tai yra 4 hektarai puikios, neprilygstamos nacionalinio parko gamtos. Ir va tai, kai jūs matote čia va tokių plotė, tai yra visiškai natūraliai sudėliota gamtos. Upė Tauragna, kur išteka iš giliausio Lietuvos ežero, kalvos, liepų kalnas su hamakais. Tada yra tuose 4 hektaruose 6 pastatai. Ir ne tik kiekvieną pirkį, nes kiekvienoje pirkioje vis kita tema yra pristatoma bitė. Čia bitę galima užuosti, paglostyti, stebėti, skaityti, testais, žaidimais, žodžiu, išjausti. Ir va, reiškia, susirinkus visas tas teorinės žinias, jūs ateinate prie bityno, kur matote visus avilius praktiškai, kuriuose galima auginti bites. Nes jeigu susigiminiuoji per bites, vadinasi, tampi tu bičiuliu. Ir va, tik tai tie žmonės, kurie susigiminiuoja per bites, turi teisę vadintis bičiuliais. Dabar ką dar siūlome be bityno, tai siūlome mes aplankyti mūsų lauko ekspoziciją, kurioje įsikūrusios 7 naujos skulptūros. Tas skulptūras kūrė iš skirtingų Lietuvos regionų žymiausi skulptoriai. Tada, ką mes dar siūlome, tam poilsio zona yra, va, aukštai kalne liepų. Tai yra hamakai pakabinti po liepomis, pavėsinės, smėlio dėžės, vabzdžių viešbutukas, fotosienelė. Tokia puikiai relaksacinė erdvė. Mes savo teritorijoje turime kavinukę Bitutė. Čia rasite ypatingus skonius, naminius, tikrus ypatingus skonius. Gali pasimti kavos, rinktinės kavos, ritualinės kakavos, medaus alaus arba šušvės medaus ir Muziejaus darbuotojai daug ko pripasakojo, ką galima šitame dideliame plote pamatyti. Eisim, žiūrėsim, ką pamatysim, tą parodysim. Tai tikiuosi, kad mes liksime sužavėti ne tik jo žodžiais, bet ir tai, ką pamatysim. Na ką, einam į klėtį ieškoti bitutės. Kaip žolelė ant kvepia. Prisiliesim. Nesuveikia. O, užsidegė. Kaip jums atrodo, kas didesnis smaguris medaus, aš ar meškinas? Kaip jau supratot, kad patys didžiausi smaguriai buvo lokiai, meškinai ir senovėje žmonės šitos inkilus bičių įkeldavo net į medį, kad šiek tiek galėtų apsaugoti. Tačiau vargu, kad maži meškiukai patys lipa į medį gerai. Sukam. Tranas irgi bitė. Oi! Gera pasėdėti bičių motinėlės soste.
Čia matom, kokie buvo aviliai ir bandau prisiminti, koks buvogi pas mano senelį. Kažkas panašaus į šitą, tik kad jis buvo šiek tiek mažesnis. O čia interaktyviai susipažinsime su bitininko darbu iš arčiau. Plačiai buvo naudojami. Kalbėsim apie avilius, apie jų sandarą ir kokie iš jų yra aviliai. Bent jau pas mus čia muziejuje ir daugumoje ir Lietuvoje tokie naudojami. Tai yra standartinis Dodano avilys. Ir yra daugiau. Nes ko mes ir dirbam, viskas vyksta dėl medaus. O čia aš taip suprantu rakandai, kad užlipti patiems į medį ir medų kopinėti. Tiems, kad tikrai domisi bitininkystė, bitėmis, tai gera proga čia apsilankyti, pabūti. Tik turėkite omeny, kad kai yra karšta, tikrai daug yra uodų, gilių. Mūsų operatorius vos ne su kamera nuo jų atsimušinėja. Einam į kavinukę, pasižiūrėsim, kas tenai. Sveiki. Aš jau žinau, ką mūsų operatorius valgys. Tai radau tinginį. O. Va. Tai jau bus tinginys ir kavytė. Kadangi jie daromi iš medaus, tai jie yra visi šaltūs. Nu taip. Nebus. Bet vat plienų su juodaisiais ir bentais mažiau saldesnis. Pavyzdžiui, stripeikų nematau, kur iš jų. Va šitas. Tai jis yra šitų apylinkių rinktų žolelių. Tai jis toks gaunasi kaip tokia, žalias devynėlės, tokia labiau kaip, nežinau, kaip trauktynės tokia skonė. Mes nebūtume mes, jeigu nerastumėm ir čia degustacijos. Pradėk. Pradėsim nuo juodųjų serbentų. Čia tiesa degustuojam midų. Tradicinio neėmėm, paėmėm to, ko dar neragavom. Pirmiausia, juodųjų serbentų. Nepasakyčiau, kad tai midus. O serbentai jaučiasi? Serbentai jaučiasi kaip kompotas, naminis kompotas serbentų. Gerai, antras, kanapinis. Vau. Skamba džiuginančiai. Va čia medus jaučiasi. Jūratė, obuolių skonio turėtų būti, bent jau kaip minėjo, kad jis netoks saldus. Nu, palyginus su kitais, ar jaučiasi medus? Nei medaus nejaučiu, nei tokio obuolių skonio irgi atvirai nejaučiu ir jis tikrai nėra saldus. Saldžiausias kol kas yra kanapinis. Svarbiausia padaryti tokį veidą kaip rimtoj konferencijai. Nu, tai aišku, kaip kitai. Ir dar lyderis ketvirtas yra. Stripeikių. Ale žalios devynėlės. Čia šito miestelio pavadinimas. Na taip. Ne miestelio, kaimelio. Kaimelio, atsiprašau. Įdomus skonis. Tai iš 4 medus ir su kažkuo. Jeigu vat rinktis, kad būtų jaučiamas medus, tai aš labiau turbūt stripeikių rinkčiausi, nes jis nėra toks saldus, nes kanapinis labai saldus. Kitą kartą iškart važiuojame kavinukę. Pirmiausia, taip. Girdėjau atsiliepimus apie Ginučių vandens malūną. Atvažiavom čionais, žiūrim šiuo metu šiokią tokią betvarkę, daug baidarininkų. Bandysim apsidairyti, pasižiūrėti, kas tame yra malūne. Tai papasakokite, apie nuo ko viskas prasideda malūne. Kas yra svarbiausia?
Tai turbūt nuo malūno širdies tai turbinos būtų. Iki 35 buvo medinis vandens ratas, bet vėliau malūnininkas Dagys pakeitė į metalinę turbiną, nes turbina, galima sakyti, 3 kartus efektyviau dirba. Nu tai tiesiog reikia atidaryti du šliuzai, paleisti vandenį, ten pasilenkus apačiai matosi sparnuotė, vanduo įteka turbiną, apsisuka ir per centrą ją apačiai iškrenta. Ir tiesiog suka darbinį veleną, tada galim eiti toliau. Tai vat, matot, turbina suka darbinį veleną ir suka diržus. Šis diržas suka 3 aukšte esantį maišų pakėlimo įrenginį. Tuomet kitas diržas 2 aukšte esantį piklių. Ir anksčiau sukdavo 2 girnas, dabar yra saugotas 1 girnas. Aha. Čia matosi. O pats procesas prasidėdavo čia. Iki rekonstrukcijos durys buvo grindų lygiai, tiesiog ateidavo valstietis, atsineša 3-4 maišus. Yra grandinė, su grandinė apjose 3-4 maišus, kaip sakiau. Ir jie keliauja automatiškai 3 aukštą. Ten bernai priima, supila į bunkerius. 2 aukšte malūnininkas sumala ir čia, vat, kur 1 maišas, išbyra pirmą malimą tie vadinami razavi miltai. Tai čia duonai arba blynam, kasdieniam maistui. Bet jeigu šeimininkė nori kept pyragą, kokios kokybės miltų reikia? Aukštesnės. Aukščiausias pikliavota. Tuomet reikia papildomai dar 2-3 kartus permaut. Tuomet miltai išbyra štai čia. Čia toks elevatorius, su kaušiukais pakelia 2 aukštą į piklių. Ir čia išbyra aukščiausios kokybės miltai. Tie vadinami pikliavoti. Ir piklius su ginučiu buvo antiek kokybiškas, kad tarkim Vilniaus kraštus pasiekdavo toks kaip juokelis, ateina pas jūs per šventę kaimynas pavaišinot pyragu. Ir sako, o tai turbūt dar turi pikliavotų miltų iš ginučio. Kaip faina, net nežinau, negirdėjau šitą dalyką. Čia tiesiog kiekvienas parke esantis malūnas garsėjo vis kitų dalykų, tarkim vieni girnom, ginučio būtent piklium. Bet va šitas jūsų ginučių muziejus, jisai ilgiausiai dirbantis buvo? Iki 68. Kiti irgi panašiai dirba. Tiesiog dabar parko teritorijoje yra iš viso išlikę 6 vandens malūnai, bet kiti 5 yra privatizuoti ir tiesiog galime iš lauko pažiūrėti, į vidų nepateksite. Ir šis vienintelis turi autentišką įrangą. Nes, kaip sakiau, pastatas 78 rekonstruotas, viskas naujai perstatyta. Pati malimo įranga yra saugota ir aplink ją naujai viskas pastatyta. Išvaizda maždaug ta pati išlaikyta, kas pakito išvaizdą, tiesiog atsirado dideli panoraminiai langai. Nes planavo, kad bus malūninkystės muziejus. Ir rekonstrukcija prasidėjo 78, baigėsi 85. Supratau. O dabar priklauso valstybė ir yra saugomas kaip 19 amžiaus technikos paminklas. Tai yra faina, kai yra saugoma tai, kas buvo anksčiau autentiška ir mes galim susipažinti su tuo. Jo. Čia tikrai yra faina. Tai yra svarbiausia. Kaip manat, kiek žmonių dirbdavo malūne? Pagrindinis malūnininkas, nu ir dar 1-2 pagalbininkai. Iš viso 5. O, neatspėjau. Tarkim, kur mano stalas dirbdavo buhalteris, jis paskaičiuodavo, kiek turi likti miltų. Aš be buhalterio skaičiavau. Ir koks užmokestis. Čia dirbdavo pats malūnininkas, taip pat skaičiuodavosi valstietis, kuris atsineša savo maišus ir viršui 1 arba 2 bernai. Ir pagalvokit, kiek galėjo svert, kol buvo akmeninės. Taip. O 100 kilogramų? Ne, 1,5 tonos. Ir jeigu malūnas dirbdavo ištisą parą, kas 2 savaitės reikėdavo viršutinę girnapusę nuimti, kad apatinę atnaujint. Ir iš pat pradžių šį darbą atlikdavo 3-4 vyrai. Ar būtų sunku? 1,5 tonos. Tai aišku. Vėliau sugalvoju šį įrenginį, čia toks ekranas. Tiesiog metalas apjausdavo girną. Ir sraigto pagalba žymiai lengviau galėdavo pakelti. Nu taip. Tiesiog, kad nereikėtų vyram. Mechanizuota jau buvo. Jo. Čia vat matot yra virvutė, aš bandykit senovinį telefoną. Bandom. Stipriai, ne? Geras telefonas. Kadangi, kai dirbdavo malūnas, būdavo labai didelis triukšmas ir neidavo susikalbėti, taip malūnininkas bendraudavo su viršuje esančiais bernais. Ir tarkim, 2 kartai reiškia pilkit kitos žmogaus grūdus, o 3 stabdom procesą. Bet vasarą ateidavo bernai padirbėti, malūną prieš tai dirbė kitam malūne, o kiekviena malūnė vis kažką kitą reiškia. Ir tarkim, vis tiek pirmą dieną nesusikalbėdavo, grūdų per daug, duoda signalą stabdom, bernai pripratė, kad reikia dar dapilti. O jeigu 1 kartą signalas? Ne. Nebūtų. Neužgirs. Vieną neišgirsti, 2 arba 3. Supratau. Čia, vat, kaip matot, 78, kaip sakiau, prasidėjusi rekonstrukcija, pastatas visiškai naujai perstatomas, bet pats 2 aukštas, kur visa malimo įranga yra saugotas ir realiai viską naujai pastatė. Ir galime sakyti, kad Ginučiai vienas pirmų aplamai elektrifikuotų kaimų Ignalinos rajone. Kaip man. Ir tarkim, vien dėl to, kiek pasako vietiniai, jau jiem dabar po 90 metų, tų laikų vaikinai, kad Ginučių merginas buvo dėl to labai pasikėlusios, kai atvažiuodavo jaunikaičiai iš kitų kaimų, maždaug jos pravydavo, nes pas juos dar nėra elektros. Pranašumas. Ja.
Taip, laiptai status. Čia turbūt dar vienas toks svarbesnis įrenginys. Tai būtų maišų pakelimo įrenginys. Čia va, atsistokit. Prisvirtės. Prisvirti reikės, kaip pasakysiu, ją pačią pamygti. Gerai. Matot, šiaip diržas yra laisvas. Taip. Pamykit svirti, ją pačią ir laikykit. Matot, diržas įsitempia, pradeda sukti ratas baslė. Ir kaip rodžio pirmų aukštį yra grandinė. Ir tiesiog maišai kyla, daro durelės, pakyla, atleidžiat, maišai krenta ir automatiškai uždaro durelės. Ir tiesiog bernam lieka paimti maišą ir supilti į atitinkamą bunkerį. Duonos kelias, kaip duona atsiranda, turbūt žinot. Grūdas, nuo grūdų atsiranda. Kad daugiau grūdų gauti, reikia pasėti. Tai pirmiausia reikia suart žemę. Taip. Vaikų plūgas, o suaro žemę būna dideli grumstai ir juos reikia tiesiog smulkinti. Tai ir moterų ir vaikų, vyrų žymiai didesnis. Eidavo visą šeimos tokiais kūjais ir tiesiog daužydavo tos grumstus, kad tai žemė būtų kuo smulkesnė. Anksčiau su tokiais... Jo, nes šiuolaikinių kultivatorių nebuvo. Nu tai taip. Nes, tarkim, plūgai tik matot kiek metalo. Kas sėdavo, vyrai ar moteris? Vyrai. Vyrai. Jaudavo moteris. O galbūt surasit, su kuom kuldavo? Su kokiu įrankiu? Kuldavo, tai bandysiu... Manyčiau, kad su šitai. Čia greblai. Gerai. Ne, bet su kažkuo rambambam. Spragilai. Ir sakydavo, kas geras kulikas, tas bus geras šokėsinis ir reikėdavo į tam tikrą ritmą kult, kad vienas kitam į galvą neužvažiuotų. Kur yra lyžė, turbūt žinot. Lyžė tai čia šitai, ne? Jos paskirtis? Į krosnį šauti? Jo, duonai pašauti. O galbūt žinot, ką dėdavo ant lyžės, kad tiesiog duona lengviau nučiuoštų. Taip, bandysiu dabar sugalvoti, pavyzdžiui, ajerų lapą. Aplamai visur Lietuvoje aero lapai, tarkim, nuo vidurio Lietuvos į tą pusę dėdavo kopūsto lapus, o kadangi Aukštaitijoje buvo biednos kopūstų, tai iš bėdos dėdavo džiovintus klevo lapus. Bet tai yra šiaip aplamai visur. Airai visur, o čia klevai. Ja. Super. Taip. Super. Dėkui Jums labai. Spragilas. Ir kas yra svarbiausia, kad per galvą kitam neužvožti. Aš įsivaizduoju, kad čia kaip tie nančiakai. Nu ką, įmamės. Žemyn leidžiam. O kas bus? Žiūrėk, diržas įsitempia. Aha. Tada tas veikia kažkas Kažkas per kažkur duoda signalą, kad ten reikia maišus pakelti. Ir per šitą vietą ir pasikelia. Va čia tai įdomu, kas čia tokia yra. Skaitom. Šukos linams. Dabar pasportuojam. Kiek kilogramų? O šitas sunkesnis. Na ką, matysim miltus pačios. Nu, palauksiu. Oi, versiu, numalk. Nu, tiesą pasakius, darbas ne iš lengvųjų. Suprikėlė pusę. Vieną apie velnę, bet mane visada domina velnės. Kaip ir kiekviena moterį, visą laik domina. Senais laikais pro Genučius važiavo du panaičiai iš Karčiamos ir kelio pamatė negyvą viršelį. Ar iš viršiuko daug mėsos? Mažiuko ne. Nedaug, bet galvoju, panaudojo sodą, įsimetė į vežimą ir važiuoja pro šį tiltą, kur šalia malūno. Ir kaime užgiedojo pirmas gaidys. Kyla didelis triukšmas, arklys piestų, panaičiai įsigandė atsisuka ir žiūri, kad ten ne viršelis, o velnis. Ir velnis iššoko iš vežimo ir apsigyveno po šiuo tiltu. Ir taip prisidėjo visa velnėva tiek malūną, tiek užtvanką statant. Nes iš tikro Kaponas pastatė užtvanką, kitoje tilto pusėje tiesiog labai pakilo vandens lygis ir užliejo kaimo gyventojams dirbamus laukus ir net kiemus. Ir kaimo gyventojai ilgai su ponu kariavo, bet dėl visko kaltas velnis. Ir turbūt teko girdėti, kad kiekviena malūnė Lietuvoje gyvena velnis. Taip, šitą girdėjau. O kaip manot, iš kur, kam, kaip, kodėl? Geriau jūs pasakykite savo versiją. Yra įvairių pasakų ir legendų, kaip ir paveikslas pasako, bet paaiškinimas vaikams, saugusiems, galima sakyti. Į malūnus keliaudavo vien tik vyrai. Ir tarkim, iš jį malūną atvažiavę vyrai laukdavo mažiausiai 2-3 paras eilėje. Ir ką vyrai laukdami veikia? Jeigu šalia yra Karčiama. Geria. Ir kai vyras grįžta namo be grūdų, be miltų, kartais be paskutinį kelnių, ar vyras kada kaltas? Čiagi velnių darbas. Velniai visadagi kalti. Nes vyrai niekada kalti dėl nieko nėra. Čia ir iki šiol tas pats yra, vyrai niekada nekalti. Rekomendacijos tikrai nenuvylė, jos pasiteisino. Netgi daugiau gavau negu tikėjausi ir tikrai aš pati rekomenduoju jums čia apsilankyti.
Išvykdami iš vandens malūno gavome patarimą Andriaus, kad prieš pakylant į Ladakalnį susirasti akmenį, kuo tas akmuo simbolizuos tai, kad padėjus į tam tikroje vietoje įsipildys noras. Ir sakė, kuo didesnis noras, tuo didesnį akmenį reikia pasirinkti. Todėl eisiu ieškoti. Noras tai tikrai didelis, bet tokio akmens tai tikrai nepakelsiu. Ašgi neieškau lengvųjų būdų. Radau akmenuką, bet teks padirbėti pakasti, nes noras tikrai yra didelis, todėl darbo reikia įdėti. O, iškasiau. Na ir kągi toliau daryti su šito akmenuku, ką Andrius sakė? Andrius pasakė, kad sugalvojus norą padėti jį į šį akmenų kalną. Kalnelį. Krūvą. O kas bus toliau? Noras turi išsipildyti. Greitai? Nu, čia priklausys ir nuo tavęs. Ir tiesa, svarbiausia neprisiliesti prie akmenų, kurie jau yra padėti. Ir jų neimti. Ir neimti taip. Nu, tai jeigu prisilies negalime, tai reiškia ir neimti. Na ką, kaip tikra lietuviška pagonė, einu apsikabinti su ąžuolu, kuris suteikia ramybę, padės atgauti jėgas. Per Mindaugines net ir Ladakalnyje ant ąžuolo yra priešta tautinė juosta. Bet ir graži ta mūsų lietuvėlė. Tikrai norėjau pamatyti, atvažiuodama čionais norėjau stumbrą pamatyti, bet mus pasitiko elniai. Gražuoliukai. Ne? O tu viską valgai. Labas, kas būsi? O va tu viską valgai. A ne, tu viską valgai. Taip, imk, grozuolį. Oi, blemba, dar ne vienas, o du. Nu, žinai, kažkaip baisoka. Bet tu toks fainas, a ne? Fainulį. Tavęs glostyti geriau nereikia, ne? Niu. O tu? Liabaš. Liab. Rimtai ne, neduosiu nieko. Neduosiu. Labą dieną, gerbiamas. Atsiprašau, kad sutrukdžiau. Ačiū, kad papozavot. Labai gražiai atrodo. Na ir ką, šiandien paskutinė stotelė ta, kurią aš tikrai norėjau pamatyti stumbrą, gyvą stumbrą, o jų čia tikrai ne vienas. Ir tai yra visiškai ganėtinai netoli nuo Vilniaus, už Pabradės, už Pavoverės, Ažulaukės 2. Privati kaip ir zona, bet yra aptverta tvora, už kurios yra matomi laisvai vaikštantis gyvūnai. Aš gyvenime tikrai niekad nemačiau tiek daug stumbrų, tai aplamai pirmą kartą matau, tiek elnių, danielių vaikštančių laisvai. Tikrai rekomenduoju atvažiuoti. Ir plius nepamirškite morkas ir obuolius pasiimti su savimi. Juos galima maitinti.